Labas vakaras, mėly žiūrovai. Aš esu Gediminas Klingenšmit ir aš turiu kai ką pripažinti. Aš elgiausi labai neprotingai. Aš kūriau vaizdo įrašus, dariau tą pačią Lietuvą, kitokią Lietuvą, anokią Lietuvą, šitokią Lietuvą. Viską aš dariau, viską aš bandžiau ir dar ko nebandysiu. Ir dar ko neprigalvojau, ir dar ko nesugalvojau, bet vieno dalyko aš tikrai nepagalvojau. Kad visa tai veltui. Matot, niekaip aš iš to nepraturtėsiu. O kaip žmonės praturtėja? Labai paprastai. Jie reaguoja. O ką reiškia tas žodis reaguoti? Ar čia kaip chemija vyksta? Ar tai reiškia, kad dabar man reikia į garais pavirks, susprogt visam? Ne, susprogt tai aš susprogsiu, garais tai pavirksiu, bet aš to nedarysiu šį vakarą, aš tai darysiu rytoj popiet. Ne, dabar aš reaguosiu į vaizdo įrašus, aš demonstruosiu savo reakciją, ką daro tikrai labai puikūs žmonės, kurie turi ką veikti ir jie tikrai sako, kad tai yra tikrai jų dalykai, kurie tikrai yra jų sukurti ir kurie yra tikrai originalūs ir kurie yra tikrai pagrįsti gyvenimo gerovės ir puikybės santykių ir tai yra tikrai viskas tobula. Todėl aš irgi turiu į kažką reaguoti, bet į ką man reaguoti? Kaip aš galiu sugalvoti, į ką man reaguoti? Ogi aš sugalvojau. Tikrai ne dėl to, kad aš svarsčiau tai pusę mėnesio prieš darant. Nu, žodžiu. Aš reaguosiu į... Palaukit sekundę, jeigu man leis šitas. LRT Blemba, čia net ne pradžia. LRT panorama. Kas yra ta LRT panorama? Oi, žinokit, mano laikais tai būdavo panorama. Nežinau, galim... Kur čia iš vis dienų? Nežinau, čiagi ne šiandienos. Šiaip jau greit turėtų būti ir šiandienos panorama, bet aš per didelis tinginys, kad jos sulaukčiau. Kasgi man? Ašgi dirbu patį tikrai netinginiausią ir patį rimčiausią ir tikrai daugiausiai pastangų bereikalaujantį darbą, kuris tikrai yra svarbus ir naudingas mūsų visuomeniai. Aš esu reakcijų tuvamsdininkas. Dar žinos kaip youtuberis angliškai. Tuvamsdininkas. Taigi, dabar šitų ausinių. Šiaip šitos ausinės, jos yra labai geras. Man jos patinka, bet problema su jom yra ta, kad jos yra tokios, žinot, bišti durnos, pusdurnės. Nes man kartais, tai laidas jau toksai, žinot, kaip būna su ausinių laidais, toksai. Jis tai būdavo toksai, oi, sukiotis galėdavo, kažkoks dabar toksai tapo. Jau net nebežinau, kažkoks bjaurus standus čia kaip. Ir man vieną dieną aš klausausi, žiūriu, man kairė ausis dingo, gal man ausis nukrito, ne, ausis yra, pasirodo, kad čia ausinės durniuoja, žodžiu. Gana mums dabar durniuoti, nes dabar pradėsime LRT panoramą! Valio! Vat matot, kas čia yra? Čia yra laikrodis. Bet šiaip man dabar nauja LRT panoramos melodija, oi, žinotit, ne tas. Aišku, būdavo ta gera, kur ten... žinot, ta, kur būdavo čia kaip, oi, LTV panorama. Ta buvo gera, bet ten, man atrodo, tas pats kaip žinios. Tai žodžiu, niekam neįdomu. Nors ten po to irgi vėliau tas pats. Bet po to būdavo geriausia, būdavo nuo 2012 metų iki 2017, oi, čia buvo mano... buvo laikas. Tai būdavo tokia nuostabiausia melodija. Ten tai buvo žinios. Kaip gerai būdavo. O dabar
Kasgi dabar buvo ta, kur atnaujino, ta būdavo visai nieko 17, bet dabar kažko tai iš šūdita parinko, nu, iš kur jie ištraukė, visi sena buvo gerai, nu, durniai paskutiniai, viskas tiko, turėjo gražią melodiją, ten būdavo ta svarbi melodija, kur ten, nu, kur pirpsėjo ta visa melodija, nu, buvo, tai, tai būdavo labai labai gera, bet jie sugadino ir jie iš kažkur dėl ištraukė. Ir šiaip būdavo laikmatis tas, kur būdavo, žinot, kur eina 5, 4, 3, 2, 1. Ne, šiaip man patinka va, tokie žinių muzika. Va čia yra įdomus muzikos žanras, nes labai, nu, tokia aišku šabloniška, bet labai turi įdomių elementų, nežinau. Man tai visai miela ir maloni tokia muzika, nu, bet tai, va, nežinau. Bet šita, nu, tokia jį. Nelabai, ten va eina laikmatis, oi, ten su laikmačiais čia galima prisikalbėti. O, kas čia eina, siluetas, matau čia, tamsus žmogus, čia gal vaiduoklis eina. Įsivaizduojat, LRT, blemba, štalą nustūriu, LRT turi pasamdžiusi vaiduoklius. Štai ką reiškia, kai bando kovoti su neteisybė, su laisvo žodžio varžymu ir tik vaiduokliai gali juos išgelbėti. O žiūrėkit, ar jie atsisėdo? Va čia įdomus dalykas, dėl to, kad aš pavyzdžiui dabar irgi sėdžiu, bet kodėl jie nestovi? Ai, šiaip būdavo įdomus dalykas, dar seniau panoramai būdavo, oi panoramos būdavo, kokios būdavo 2 vedėjai, ai ne, bet ten būdavo šiandien, ten būdavo LTV šiandien, kas būdavo svarbi valanda, kas būdavo žinios, kas būdavo šiandien. Nu, ar kam rūpi? O dabar jau. Nu, nuostabi, ne, šiaip čia durna melodija. Oho, ir matot, kamera pasislenka, va čia jau yra mandrumo viršūnė, kad kamera, kaip jis lenkasi. 9 laikas žinoti viską. Jie dabar sako laiką žinoti viską, bet tai kas jeigu aš dabar nežiūrėčiau, tai aš nieko nežinočiau. Bet tai, ar yra pasaulyje žmonių, kurie yra laikomi tokiais, oi, protingais, kurie ten įėjo į universitetus, ten laimėjo, ten mokslo tyrimus daro, nu žodžiu, ir kurie nežiūri panoramos? Nu, man atrodo, yra. Bet tai kaip tai gali būti, jeigu jie nežiūri panoramos, jie negali visko žinoti, nu kažkas čia matrica. Opa, koks gražus staliukas, čia gėlės. Čia gal, šiaip panašus į karstą tokios formos. Čia galėtų kažką vidury palaidoti, įsivaizduoti, miršta koksai skvernelis. Nu, šis skvernelis jau nužudytas, Paluckas nužudytas. Žemaitaitis bus, kaip ir yra jau nužudytas. Nu, visus nužudė, tai visus galėtų ir suguldyti, jau čia gėlės padėtos. Dėl valdančiosios koalicijos socialdemokratai. Koks čia gražus šitas ne balionas šitas, kaip kur galima daužyti. Man vat patinka. Ką iš čia ar jie Vytautą, man atrodo, čia dėja? Ai, ar ne? Nežinau. Kažką jie dėja. Aš prisiminiau, man reikėtų kažkada išgerti Boržomį. Aš Boržomį mylėjau, bet po to jie jį boikotavo dėl to, kad atseit Rusija karas. Bet kaip aš sakiau, vienintelis dalykas, kuris nukentėjo per karą Ukrainoje, yra mano širdis, dėl to, kad aš negavau Boržomio. Tai viskas čia yra baisus karas, bet tik dėl to, ne dėl kitų priežasčių. Demokratams pažadėjo 3 ministerijas. Demokratų lyderis sako, laukia ir kada paaiškės. Nežinau, šiaip, bet čia kaip toks kaip teisme būna. O, žinokit, aš dabar žiūriu tokią laidą teismo, vadina, nu ten kur Amerikoje, kur ten žiūri pusamžės moteriškės. Nu, kur Judge Judy vadinasi, kur ateina ten moteriškė, ateina žmonės į teismą, aišku, tai televizijos teismas, nu ten real people, real cases, kažką jie ten sako, nu realų žmonės ateina ir juos jį daužo. Kaip ten jis sako, your conduct is absolutely outrageous, kažką va tokio, man labai patinka rėkiančios moteriškės ir pusamžės. Žodžiu. Atsakius mes galėtume. TVP Vilnio. Nežinau, TVP kas ten šone per televiziją? Ar ten Lietuvos rytas?
Šiaip labai įdomu, Lietuvos rytas būdavo, ar ten, į NIT nebėra televizijos, ar jūs galite pagalvoti, kaip dabar man žiūrėti OPTV laidas. Lietuvos rytas seniau būdavo laida per TV3 televiziją, kol nebuvo Lietuvos ryto televizijos. Pagalvokit apie tai. Arba negalvokit. Tuomet jau ir pabaigti su... Ar jiems ten nusitrynė TV raidė, ar ten ką aš... Nu, man atrodo, mikrofonas jiems nusitrynė. Vat, reikėtų kokybiškesnis mikrofonus pirkti. Vat. Kur tas laisvas žodis, kad mikrofonas okupuotas. Tokios nekotybės. Konkrečiai ministerijom. Opa, koks gražus pasaulis. Ir va čia man šitas, aš jau netyčia, kol aš čia atsidarinėjau, man tas ėjo įrašas ir aš šitą jau blemba, aš šitą žiūriu pirmą kartą, šitą tikrai nemačiau. Kodėl čia yra unclassified? Kodėl jie negalėjo, ir kažkas užsulieta pačioj. Kodėl jie negalėjo to iškirpti? Nes ar jiems reikia rodyti tą viršų, jie galėtų nutirpti tą viršų ir tiesiog palikti tą, kur apačioje yra ir nerodyti to. Nes ar tai jiems, nes šitas parodys tik 1 sekundę, ar jiems reikia to užrašo? Nu gal ne, bet gal būtų gražiau, jeigu nebūtų. Žinot, šitie blemba marškiniai. Aš nežinau, kodėl aš sumaniau taip gražiai pasipuošti. Žinot, aš per tiek sustorėjau, aš juos nebeįlentu. Aš susisėgiau sagas, va čia, čia. Toliau nebėjo sagos, nebėjo sagos, ten juokingai atrodo. O kol aš šitą užsiveržiau, čia jau tai iš vis baisu. Nu, bet nieko, ko nepadarysi dėl grožio, nes grožis gali išgelbėti pasaulį. Iranui ir Amerikai toliau keičiantis smūgiais trapi paliaubų sutartis prarado. Dismantling. O tai čia jie iš YouTube. Man labai patiko, kaip Pūko televizija, jie rašo šaltinį, jie paima, jie turi tą savo radio žinias ir televizijos žinias yra tiesiog radio žinios su tai jų vedėja, kur baisiai, ne tai kad švepluoja, dėl to, kad jis sako, ar ten tiesiog toks blogas mikrofonas, kad tiesiog kiekviena S raidė taip šlikštu klausytis. Nu gerai, jeigu radijas ten mašinoje sėdi, tai ten per triukšmą nesigirdi, bet kai tu užsidedi, laba dienas, kas ten vyksta, aš nežinau. Ir Pūkas, ką jie per tas žinias daro, kadangi ten radio žinias, jie tiesiog paima vaizdus iš YouTube ir jie parašo, šaltinis youtube.com. Jo, tai aš paimsiu šitą įvaizduoju ir aš parašysiu šaltinis internetas, šaltinis kompiuteris, šaltinis pasaulis. Randa prasme, Trumpas grasina Teheranui, kad jei šis... Ir va tokie va įrašai ten būna. O kas čia? Kas čia per kompaniją? Sadiem.com. Turbūt kokie... Ai, čia prancūzai. Aš galvoju jau kiniečiai. Nu, bet kiniečiai, prancūzai vienas tas pats. Jūs nematėt, kokie šlykštus dabar Altas, mūsų ta Altas autobusų kompanija lietuviška, kuri ten mikroautobusus darė. Nuo Fiat Ducato iki tų sprinterių elektrinių ar ko ten. Ir jūs suprantat, kas va ten vyksta su tais visais elektriniais tais. Blemba. Nu dabar jie sumanė, kad jiems užteks mikroautobusų, darysim midi autobusus. Ir ką nupirko? Nu gerai, kad galvoju ne tuos, kur 8-9 maršruto Vilniai, Karsanai. Gerai, kad ne tokius, dar baisius kažkokius žong-tong, čing-čong-čing, kinietiškus gabalus. Ir jie tokie šlykštus, tokie, kažkokie tokie, vat, ir tas priekis, tos lemp, jie tiesiog šlykšti morda jų tas dizainas visas. Nu kaip galima tokius autobusus gaminti? Jūs, atsiprašant, ne, aš neatsiprašau. Nuoširdžiai ten yra šlykščiausi padarai, bet kaip taip kiniečiai nesugeba autobusų pagaminti? Siaubas. Apie ką mes kalbėjom? Ai, panorama. Čia kalbo, kad reikia mažinti elektros tiekėjų uždarbį, ketina priboti. O koksai, kas čia įrantė? Bet o kam jam ta rankenėlė? Kam jam tos rankenėlės reikia? Ar tai jam padeda? Tai jis už jos nelaiko.
ar šitas dalykas galėtų veikti be rankinilis, tai šis skemas, čia tiesiog apgavystė. taikomo abonento mokesčio dydį. Oho, jis paspaudys, nustatinėja datą. Aš turiu kažkokį ten skaitliuką dabar gyvendamas šitose pakampiuose. Ir čia yra kažkoks skaitliukas. Ir jis rašė kažkurią man dieną, kad dabar yra 2098 metų 13 mėnesio 98 diena. Kažkas tokio. Nu, durnis. Durnis. Taip, durnis. Tikrai tą norėjau sakyti. 2 eurų. Dabar matome tikrai priklausomai nuo tiekėjo. Nuo tiekėjo. Nu gerai. Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių O, kaip važiuoja. Vat aš taip norėčiau pasivažinėti. Manęs tai nieks taip nevežiojo. gyventojai pajuto prognozuotos audros Kas čia guli? Čia guli koks katalizatorius ar kas jam ten guli? padarinius. Tūkstančiai Siaubas. gyventojų buvo likę be elektros. Oi, kaip gaila, kad aš nebuvau vienas iš jų. Opa. Ar jis... O tai vaizdas. Ar čia rimtai tokia bloga įžanga? Jie tiesiog pamiršo, kad jiems... Arba jie nepakankamai mokėjo už įžangą ir jie iki galo nepadarė jos, arba jie pamiršo perjungti vaizdą į studiją. Nu, laisvas žodis. Sašievita Sašiovita. Vitkauskė eterija Panorama kviečiu žiūrėti. Po trišalių dėrybų dėl Kas yra jį? Nu, kažkokie naujieji yra, nu, bet... O kur mano Marijus Žiedas? Nu, Marijus Žiedas čia rimtas žmogus toksai, pats rimčiausias, kur jis, kur Eglė Bučelytė, Regina Jokubauskaitė, nu aišku, jį niekada nevedė, gal įvedė, nevedė, naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių, o galutinį sutarties variantą tikimasi patvirtinti kitą savaitę. Šiaip įdomu, dėl to, kad jie čia eina... Man atrodo, kažkada šitie nebuvo sulygiuoti pilnai tie, kur pačioj Lietuva ir panašėjo į užrašą. Nu, kažkas ten buvo durna, bet dabar gal ir gerai. Mindaugas Sinkevičius taip pat patikino, kad valstiečiai turėtų išsaugoti Teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Nu, bet ką jie čia atstinasi, žinot, jeigu būtų diktatūra, nebūtų tokių nesąmonių, ką mums ta demokratija iš vis reikalinga. Kontrolę, o demokratams atiteks. Nu, kas tie demokratai? Jau turėtų būti autokratai, nu, padarytų. O, žinot, man dabar labai patinka šitie, nes konservatoriai aš jau buvau užpykęs, kad jie pasidarė ten kažkokie ten vauk leftistai, ne, dabar sugrįžo konservatoriai, dabar konservatoriai nacistai. Ir vat, man šiaip kartais reikia gyvenime turėti nacistų, nu vienas kitas tikrai nepakenkia. Tokį gerą, gražų vasaros rytą po vieną nacistą tikrai niekam sveikatos nepakenkia, žinot. 3 ministerijų portfeliai. Ne, bet aš nuoširdžiai sakau, jūs žinot, bet įsivaizduokit, Kasčiūnas plus Sinica koalicijoje ir jie turi visą valdžią. Čia jau man primena 33-uosius gerąją prasme. O jau čia jau mes... Ne, bet šiaip rimtai, kartais reikia tokių įdomybių mums, žinot. Kaip ten nu, gerai, aš nepradėsiu po to, mane sušaudys. Tiesa, demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas... Virginijus Sinkevičius ir Mindaugas Sinkevičius. Ar žinojat, kad visi žmonės, kurie turi tą pavardę, yra būtinai artimiausi giminaičiai? Čia yra tiesa. Jeigu jūs nežinojot, tai dabar žinosit. Jie čia kaip Stalinas ir Hitleris kaunasi. O vėl sugrįžom, gerai, keliaujam. Tai premjerus yra esminis neatsakytas klausimas koalicijos dėrybose. O koksai. Jis buvo plikas, dėl ko jis ten vėžio, bet ten labai įdomu dėl to, kad jis nusiskuto ir ten atsit. Ar ten, net ten Skvernelis.
Kuris iš jų pirmas nusiskuto? Aš va dabar nebeprisimenu, tik pamenu, kad jie abu nusiskuto ir liko abu plikiai tilvikiai. Nu, geras gyvenimas. Derybininkai, nors ir Ot kaip lietai eina. neskubėdami, Jo, neskubėdami. Bet čia tikrai, čia, jeigu aš būčiau Seime, tai aš visada eičiau vėru prieš kamerą. Taip lietai, maloniai, nu žinot, argi jums čia nebūtų malonu tai. Ir va čia irgi kažkoks toks, matot, kinietiškas tas temperatūros skaitliukas. Gal jis irgi 98 metais gyvena. į derybų vietą atėjo pirmieji. Nu va, kaip gerai. Nu va. Užsimsim geriausias vietas. O, nu Ir tai po kone 3 valandų derybų 3 valandų, nu tai durniuoja jie. valstiečiams niekas nesikeičia. Nu nieks. Išlaikys teisingumo bei ekonomikos Nu tai ką jie ten atėjo dėrybintis ir nieks nu aišku, jie tai susidėrėjo, nu bet tai galim iš viso tai daryti. Galėjo tiesiog pamiegoti, aš tai dabar... Oi, kaip aš norėčiau miegoti, aš taip mielai miegočiau. ir inovacijų ministerijas. Nežada keisti ir ministrų. Tas siūlymas išlaikyti status quo, jisai buvo nuo pat pradžių. Status quo. Nebuvo čia kažkokios didelės diskusijos dėl to. Be diskusijų buvo dėl demokratų. Be diskusijų buvo, nu nebuvo, bet buvo, nu. Vadovauti 4 ministerijoms. Dvigubai daugiau nei buvo Nemuno aušros. Jau čia kažkas rimta, ką jie čia bando išsimušti, nu jau tie, ojojoj, čia jau negražu. Nors frakcija demokratų mažesnė. Tad dėl tokių norų skeptiški ir socialdemokratai. Oi ką, žinot, kas būtų bajeris, jeigu jie visi susirėtų ir visi vėl grįžtų su Žemaitaičiu, čia jau tai būtų legendinis bajeris. Prikalbėjau, o Jėzau, nieko. Ar yra galimybė tiek duoti? Ne. Skeptiški ir valstiečiai. Mūsų visada didelis apie... Nu, žodžiu, nieko. Atsiprašau, bus dabar Nemuno aušra toliau, bet galėsim pasidžiaugti. Šiaip aš nežinau, ar aš kažkada mačiau aušrą. Taip, žinot, ant kalno atsistoju stovėtų. Man atrodo, aš nesu man. Bet tai kodėl saulė taip nenormaliai tek, jie galėtų geriau suderinti, pavyzdžiui. Galėtų atidėti, žinot, ją dabar, dėl to, kad labai anksti teka, galėtų. Ką jie taip daro? Galėtų jie, žinot. Kodėl mūsų valstybė dėl to nekovoja? Kodėl jie kovoja? Kodėl jie mums kelia mokesčius? Kodėl jie neužtikrina tai, kad saulė yra mums palankiu metu? Nu matot, prioritetai. O tik maisto kiekis yra ribotas. Dar dieną socialdemokratai nežadėjo daugiau nei 2 ministerijų. Koks gražus Demokratai turės ir 3 jaunas. ministrus. Neatskleidžia kokį. Tu čia irgi juokinga, jie čia vaikštų su tom kamerom. Nu, šiaip tai atsibostų. Bet jis, kodėl jie taip lėtai vaikšto, kad jiems kelią blokuoja, nu? Durniai kažkokie. Kokius sekančius turite dar sekančius? Tiesiai. Tik sako, ne užsienio reikalų ministerija. Pabėgo ten pro šalį. Aušros turėtos aplinkos ir žemės ūkio Bėga. ministerijos. Reiškia, 2 ministerijos lieka, ar gerai suprantam, kurios buvo Nemuno aušros jums? Nu, kurios? Nebūtinai. Demokratai esą nori O, energetikos nebūtinai. ministerijos. Socialdemokratai mano kitaip. Nežinau. Pamatysim pirmadienį. Pirmadienį bus principinis Nu, atsakymas. jie susiries, bet. Demokratų lyderis LRT 100. Ar tikrai LRT 100? Kada buvo LR 100? LRT yra matematika. Bet iš karto jau ir pamiršau matematiką. Ai, 109, man atrodo. Nu, kažkas tokio. sako, galutinai ministerijas išsidalys. O gal ar PM7? Taip, aš turiu knygą. Lietuvos televizija PM7-17, kuri buvo turbūt 17 ir pirkta. Faktai, kurie kažkas tokio, nu žodžiu, ten įdomi knyga, nepamenu, senai skaičiau, bet ji labai sunki ir ji labai gerai, žinot, jeigu reikia kažką išlyginti, kokį popierių ar ką, arba pavyzdžiui, aš biškį sulankščiau savo telefoną, tai aš bandžiau lyginti su, nepaėjo, bet žinot, vis tiek vilties galima turėti. Nes viltis miršta paskutinė. Iškės ar premjerė Inga Ruginienė O ji miršta pirmą. pakeis Mindaugas Sinkevičius. Nu, bet tai ten toks bairis, kad jie iš kažkur ištraukė kažkokią poniutę, kad būtų premjerė. Nu, kaip jie taip sugalvojo? Nu, čia man tai ten buvo juokas vienas. Nu, bet... Lemba jau beveik metai. Nu, ne metai, bet beveik metai. Kaip mes turim... Nu, žodžiu.
Kas čia toj Lietuvoje vyksta, nieks nežino ir niekam nerūpia. Aš manau, kad tai yra esminis, tiesą sakant, neatsakytas klausimas, kur atsakius mes galėsime tuomet jau ir pabaigti su konkrečiai ministerijom, konkrečiom galbūt pavardėm. Premjerė buvo ir dėrybose, ji tarp socialdemokratų dėrybininkų. 3 partijų. Oho, kaip jį juokėsi. Sako, kad labiau nei dėl postų. Kokia jį graži ir jaunatviška. Ar ten celofanas buvo žmonės? Celofanas iš tiesų nėra Baltarusijoje, celofanas yra Lietuvoje, čia jums gyvas įrodymas. Demokratai pateikė siūlymų, kurių vertė 100 milijonų eurų. Kas čia? Ai, kažką, nu ką jie čia daro, nu bet tai, nusibodo, ką jie čia derasi, nu susiderėkit, durniai jūs paskutiniai. Dienos temos, kažkas dienos. Nu gerai, diena neturi temų, keliaujam, raus. Vis daugiau šaliai reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. O ne, ką man daryti? Nu, mažinkit. Nu, tai mažinkit. Idėja vadina grįžimų į laikus, kai buvo vienas tiekėjas ir viena. O ne, buvo vienas tiekėjas, buvo tai blogai. Kaina. Saulės elektrinės nuklojusios Lietuvą, todėl ir elektros... Nežinau, saulės elektrika, nu man tenka naudotis ne savo norų, bet ar į kuo skiriasi, nu žodžiu ne. Žinot, man ekologija nerūpi, žinot, bet man rūpi mani, pinigėliai, tai, žinot, kas man daugiau pinigų duoda, tuo man geriau. Vis mažiau importuoja, daugiau pasigamina pati. O šiemet naujas rekordas. Pirmą kartą nuo Ignalinos. Nežinau, nu čia, nežinau tie saulės elektrinių laukai. Nu, tegu stovi, kas man rūpia. Ar aš esu žolė, kad būčiau pavėsyje? Vat, jums mano šiandienos išmintis. Atominės uždarymo 2009-aisiais elektros pagaminta daugiau nei... Ne, bet šiaip įdomu, kad jie net neuždarė tos elektrinės, ten važinėja autobusai dvigubi net kartais. Man atrodo, ne, aš jau dvigubi nevažinėja, bet ten važinėja autobusai ir jų kryptis yra 185P. 185 Ignalinos EE pastatas, iš Visagino čia važinėja. Bet tai, vat nesąmonė, dėl to, kad Ignalinos atominė elektrinė yra prie Visagino, bet Visagino nebuvo. Tai Ignalinos atominė elektrinė dėl to, kad seniau buvo Ignalinos, bet dabar Visagino, bet jie norės statyti naują Visagino, bet jie nepastarė, nu, nesąmonė. Jeigu 23 metais mes kalbėjome apie pirmas valandas, Agnė Bagočiūtė, matyti jį labai bagota. Kuomet pasigaminome elektros energijos tiek, kiek reikia mūsų vartoti, tai šiemet mes jau turime 2 mėnesius, tai yra balandį, panašiai visai. Gegužės mėnesį. Kažkaip tokie. Tai va, ne, šiaip tokius nežinau, aš tai kažkoks, aš nesu labai didelis lempų entuziastas, nu man va tokių pastatymų, nes nu man turi, žinot, kaip sakoma, vėl šviesti man vėl, bet kodėl jį turi būti čia, kažkur ten tegul būna, nu ką man ta lempa, ji tik tai maišo man gyvenimą gadina, nuotaiką niurgdo. Yra toks iš viso žodis, jog aš jau pavargau, aš jau nesuprantu, kokia aš čia kalbu. Matyt, turbūt ir jūs nesuprantat. Bet nors elektros prigaminama daugiau, didmeninė kaina beveik nesikeičia, 9 centai už kWh. Dar apie 18 centų galutinėje kainoje, kitos dedamosios PVM, valstybės dalis, tiekėjo dalis. Tiekėjų teigimų kainodarą jie nustatė. Ką jie čia rašo? Ten Excelis? A ne, ten PowerPoint. Aš net neįžiūriu, ką jį ten rašo. 17, ai, čia laik, aš galvoju, kad čia laik, ne, čia aišku, kad čia ne. Bet žmonės naudoja brangę naktinę. Dieną visi dirba. Kas ten vyksta? Ir ten sporto salėje čia jie filmuoja? Kur jie čia filmuoja? Kas čia vyksta? Ar ta moteris, kuri mina dviratį fone, ar čia yra visa mūsų Lietuvos elektros šaltinis visas? Nu, žmonės, va čia tai yra atradimas, nežinojau, kad visa mūsų elektra, štai kodėl tokia baisi mūsų elektra, viską elektrą generuoja ta moteris, mindama tą dviratį kažkokį, nu, ir ką be pasakysi, nu, siaubas, nu, vat ir tokioj mes Lietuvoje gyvenam, žinot, vat, nu, tiesiog pasibaisėtina.
ar kažkur lauke elektros nevartoja, paprastai grįžta namo vakare, įsijungia viryklę, televizorių, šviesas įsijungia jau vakare ir taip toliau ir suvartoja didžiąją dalį tos elektros. Nežinau, kas ten gaisi. Bet kur jie čia iš viso yra, aš neįsivaizduoju, žinokit. Už kurią tiekėja. Kažkoks barjeras, čia, čia neseimas, durnystė čia kažkokia, net tą nežinau. didelę kainą, o vartotojas sumoka, tą savo fiksuotą kainą. Raktai. Kokie gražus raktai. Fiksuotos kainos. Kodėl jį pasikabinus tuos raktus, jį nemoka juos slapčiau padėti? Gali bet kas pavogti iš jos tuos raktus. Neprotinga. O šitas ausidės beje per mažos, matot, jos turėtų tokias būti didesnės. Aišku, gal geriau būtų tos, kurios veiktų, bet... Gerai, užteks, pakalbėjau pusvalandį, viskas, dabar mokėkit man pinigus. Auf Wiedersehen. Goodbye, Lenin.